Aš tokia excited. Aš labai laiminga, nes čia yra apie 10 pasiūlymų žmonėm su vienkartinėm įmokom ir su vienkartinėm įmokom ir kaupiamaisiais gyvybės draudimais, kur žmogus gali atsidėti kiekvieną mėnesį įmoką ir dar plus prie tos įmokos jisai įdėjo iš karto pradedant kaupti ar 3000 ar 5000. Ta prasme, rezultatas yra tiesiog stulbinantis mūsų pasiūlymo. Aš trykštų jums parodyti bent jau vieną 70 eurų vidutinė metinė, 70 eurų kiekvieno mėnesio periodinė įmoka. Nei daug, nei mažai, ar ne? Vidutinė Lietuvos įmoka. Tokią įmoką rekomenduojama dėti ne mažesnė. Nuo 70 eurų rekomenduojama dėti žmogui kiekvieną mėnesį. Ir žmogus nusprendė taupytis 5000, įdėti pradinę įmoką 5000 eurų. 70 eurų kiekvieną mėnesį nuskaito tiesioginiu debitu, 5000 eurų iš karto su periodinė įmoka įsideda. Kiek žmogus turi? Spėkit. Tikėtina, kad per 10 metų žmogus atsijama pas mus beveik 5000 eurų. Beveik 25 000 eurų su vidutiniam metiniam 10% palūkanom. Aišku, jos gali kisti, bet tai ir yra investavimas. Aš dirbu 12 metų, pas mane visi klientai yra patenkinti. Kitas dalykas, žmogus įdėjo 13 400 per 10 metų, reikia tai nepamiršti, o pasiema beveik 25 000 nieko nedarant, tiesiog atsidedant kiekvieną mėnesį periodinę įmoką ir 5000 patikėjo iškart su periodinė įmoka. Nieko nedarai, dirbi, atostogauji, augini vaikus, keičiasi tavo darbai, keičiasi kelionės, požiūris, taip toliau, tu sensti, o tavo pinigai tiesiog kiekvieną sekundę, milisekundę, kiekvieną minutę dirba tau. Ir tu galiausiai sakai, aš jau noriu pasiimti po 10 metų ir tu pasiėmė tokią solidžią pinigų sumą. O jeigu pinigų sumą tu laikai dar ilgiau, tai čia yra kosmosas. Iš vis, pavyzdžiui, po 15 metų įdėjęs žmogus yra 17 600, o pasiėma 45 000 tikėtina. Kaip jums? Man tai yra normaliai, sakyčiau, ar ne? Tai kaip tu neišleisi vaiko į mokslus, į privačią kažkokią tai ten mokyklą, kaip tu neišleisi vaiko studijuoti brangiai, kaip tu neišleisi vaiko į būstą naują, čia viską gali su tais pinigais padaryti. Jeigu tau reikia, tu padarysi viską. Tai investuokite. Ne kažkur svajokite ir rinkitės paskalas, kad čia negerai, mane čia apgavo. Kiekvienas žmogus yra su savo istorijom. Ten pasikrapšęs kiekvienoje to istorijoje, tu rasi, kad tas žmogus praleidinėjo, keitė fondus, perinėjo kažkokius fondus, kurių net nežino, netikėjo konsultantų, ką jis jam sako, neįdidinėjo galbūt kažkokių mažų papildomų sumelių. Galų gale kiekvieno žmogaus sutartis yra skirtinga ir labai dažnai, kai aš pasidalinu tokiu paskaičiavimu, o tai kaip aš 5 metus taupau, aš ateinu, žmogus taupo 45 eurus. Yra skirtumas 70 ir periodinė įmoka. 70 eurų periodinė įmoka plus pradinė ir kuris taupo 45. Tai yra du skirtingi skaičiai ir jie kardinaliai keičiasi. Jūs negalvokit, jeigu, žodžiu, neįsiplėsiu, norite pasiūlymą, parašykite man ir aš jums padarysiu. Aš esu tokia excited, kad mes turim pačius geriausius pasiūlymus Lietuvoje.